gal pradėkime nuo to, kad tai tau pirmas pasaulio čempionatas plaukimas, suaugus. Kaip tu jautiesi? Nu tai labai džiaugiuosi, gaunant tokią progą būti apsuptam aplink tokių aukšto lygio sportininkų, Lietuvos atletų, vos ne žmonių, į kuriuos tu anksčiau taip bandydavai lygiuoti, žiūrėdavai tokie kaip labai didelės asmenybės ir dabar, kada esi šalia jų, tai toks labai įdomus jausmas ir labai fainiai, kad rinktinė davė tokią galimybę išvežti mane ir leisti suplaukti ir parodyti, ką galiu. Kiek tau pačiam buvo netikėtas patekimas į pasaulio čempionatą vyrų? Nu tai šiaip, kada buvo tos varžybos, tai buvo pagrindė žiūrima į 100 metrų, žadėjau 100 metrų geriau pasirodyti. Kada nepavyko tą kortą, tai teko paskutinę progą, tai 50 metrų nugarą rungtis. Ir galvoju, gerai, atiduosiu viską, ką galiu, tai pasistengsiu, kad bent žinočiau, kad galėjau padaryti viską, kiek tai galėjau, kad išvažiuot. Tai labai džiaugiuosi, kad pavyko ten tą paskutinę dieną 50 metrų nugarą suplaukti, su A normatyvu išvažiuoti čia. Koks tas jausmas buvo? Ta prasme, kokias emocijas tave apima, kad sužinojai, kad įvykdė A normatyvą pasaulio čempionatą? Labai palengvėjo, nes labai žiūrėjau rimtai tai. Ir kada pagaliau pavyko padaryti, toks buvo wow, Lietuvos rekordas, toks titulas greičiausias visų laikų lietuvis. Ir dar kad pavyko ne tik tą, bet dar ir pasidaryti, kad garantuotai išvažiuočiau Dohą, tai iš vis toks buvo, nežinau kur dėtis, toks laimės širpuliukas, viskas žiauriai fainiai buvo. Tu pradėjai plaukti Klaipėdai, dabar plauki Didžiojoje Britanijoje, kaip ten atsidūrei? Tai po Europos jaunimo vasarą parašiau keliem draugam, kurie gyvena Anglijoje ir paklausiau, kokios yra geriausios mokyklos Anglijoje ir visi išvardino apie 3-4 ir viena iš jų buvo Mount Kellis. Ir kada susirašėm su jais, padarėm pirmą vaizdo pokalbį su mokykla, su treneriais, tai tokį gerą įspūdį paliko, taip toliau programą paaiškino, tai viskas labai gerą įspūdį paliko. Ir nuo tada prasidėjo dėrybos ir pavyko išvažiuoti ir dabar sportuoti Anglijoje. Tai tu mokaisi ten ir sportuoji? Jo, tai kaip mokyklai viskas, bet labiau orientacija aplink sportą, viskas suderinta. Tai miegi, valgai, treniruojas, mokinies Anglijoje, viskas vienoje. Kadaise dar, kai Rūta mokėsi Plymouth'e, esame kalbėję, jis tada pasakojo, kad mokykloje netgi yra specialios lovos, kur tu gali pamiegoti, tarkim, per pamokas. Yra pas jūs irgi taip? Taip, man iki mano namų, nuo mokyklos panašiai 300 metrų ėjimas. Tai jeigu turi kokį langą, taip toliau, tai eini pamiegi, gal po rytinės treniruotės būni pavargęs. Tai, sakau, viskas labai mokykla orientuojas, viskas yra suderinta taip, kad sportininkam kuo geresnės sąlygos būtų sportuoti, mokintis. Ir šiaip kaip asmeniui tobulėti ir kiekvieną dieną būti geresniu negu vakar. Okay. Skamba pakankamai motyvuotai. Kiek tu turi motivacijos plaukti toliau ir siekti tų rezultatų? Kas tave užkuria? Šiaip jau yra per daug metų susidėjus labai didelę discipliną. Aš žinau, kur aš einu, žinau, kur aš noriu būti. Ir man to užtenka, tie tikslai mane motyvuoja, disciplina padeda dar labiau negu motyvacija, mano manymu. Ir, tiesiog stumiu save kiekvieną dieną į priekį, nors būnu pavargęs, taip toliau, žinau, kur man reikia būti ir ką man daryti, kad pavyktų tai pasiekti. O kur tau reikia būti? Nemėgstu labai savo tikslų viešint, bet tiesiog pasakysiu, kad kaip mano tokia motyvacinė
eilutė yra, kad kiekvieną dieną būti geresnį negu vakar. Taigi žinau, padarau kiekvieną dieną viską atiduodu toje srityje, kur reikia ir žinau, kad po truputį tobulėji ir po pusę metų, 2 tas darbas atsiperka ir rezultatas pasirodo. Esi vienintelis čia iš sportininkų, kurie atsivežė į Dohą PlayStation. Ar tai tau būdas atsipalaiduoti? Nes šiaip visi tavo komandos draugai sako, kad tu pakankamai atsipūtęs, atsipalaidavęs. Nu, šiaip tai iš esmės jo, kad būtų ką per dienas irgi paveikti, ne tik saulį kept. Tai va, ateina kiti draugai, komandos nariai, pažaidžiam, pašnekam, atsipalaiduojam. Ir nu, šiaip nereikia apsikrauti irgi per daug. Stresu, mintimis, šitas irgi padeda toks biški kaip meditacijos būdas, nukrypt smegenis kitur, biški ir pasilinksmint. Tai jo, bet šiaip tai ir prieš startus taip toliau, kai būna, kada sportininkai per daug užsideda ant savęs tokio spaudimo, per daug apsikrauna, sakant, tai dažniausiai sudega ir nesuplaukia. Tai reikia rasti limitą, kuri ir ne per daug atsipalaidavęs, bet ir ne per daug įsitempęs. Paminėjai meditaciją, ar užsiimi meditaciją, ar moki medituoti? Šiaip jo, dažnai medituoju, darau tokį atsisėdi, viską išjungi ir stengiasi apie nieką negalvoti, susifokusuoti į tokią niekumą, nes mes kaip sportininkai tiek daug minčių ateina, išeina, o meditacija tai padeda viską taip į liniją sudėlioti ir tai viską gražiai padaryti, kad kada pamedituoji, taip labai gera pasidaro, ramu. Ir stengiuosi kuo dažniau daryti tą meditaciją, bet kartais irgi pamirštu, bet labai geras pratimas, taip nusiraminti ir susidėlioti viską. Matau, kad pakankamai rimtai žiūri tuos dalykus, bet lygiai taip pat rimtai žiūri, ko gero, ir savo įvaizdį. Ir iš visų Lietuvos sportininkų, dabartinių, kurie čia atvykę į Dohą, turi savo interneto svetainę. Kaip jinai atsirado ir kas ją prižiūri? Tai internetinę svetainę padėjo sukurti mama, nes nors ir išvažiavau į Angliją su visai didelė scholarshipu, bet vis tiek suma nemaža ir mamai vienai labai dengti yra sunku tą sumą. Tai jinai nusprendė padaryti tokį kaip eksperimentą, kad sukūrė tokią svetainę, kur žmonės galėtų biški paremti, nors kiek tai gali prisidėti, mamai padėti, vos sumokėti, kad aš galėčiau plaukti, mokintis aukščiausiam lygyje. Tai tokie siurprizą man buvo padarius, tai aš labai tada susimastai, kad wow, yra toks žmogus gyvenime, kuris taip rimtai žiūri ir taip stengiasi daug dėl tavęs, tai labai gerą jausmą širdėje paliko, kada sužinojau. Ir ten yra skiltelė, kuri vadinasi Manto Kaušpėdo fondas. Ir ten aprašyti tikslai, kurie yra padėti, supratau, ne tik tau. Čia irgi mamos idėja? Taip, šitas visas sektorius buvo toks mamos iniciatyva, idėja. Jinai žinojo, kad kai kurie, ten gal draugai taip toliau norės paremt. Ir galvojo, apsiims tokiu darbu, visai nemažu. Ir manau, visai gerai pavyko ir žmonės, kai kurie tikrai dosnus ir paremė irgi mokslus.